Einam su Lelyte iš Žemiųjų pavalgyti dešrainių Reikjavike. O taip va. Skamba varpai, ūčia, rikdikdaja, rikdikto, vėjas visur. Kur eina? O, žmona nežino, kur eina, va ten va eina. Pasimetus visai šitam gyvenime. Nu va, pabėgo šitą gražuolį atgal pareis dabar toj. Bėgam, aš irgi bėgu. Biški sumaišėję. Tai va, gavom vieną sasikainį su lembu. Su lupta avim. Laukiam kito, su lupta kiaulė. Su lupta kiaulė. Nu va, gavom su ko čia? Čia su lupta kiaulė. Lupta kiaulė. Čia kita lupta kiaulė. Lupta avim. Tai va, skanaujam. Žiūrėjau skanu. Rekomenduojam. Apsilankykit. Taip skaniai pavalgysi. Tai va, labai skaniai pavalgė mane. Tikrai skanu buvo. Labai skanu, labai greita. Padarė gal 30 sekundžių netruko. Su kiauliena gal biškį ilgiau, bet... O, pažiūrėkit, kokius eskimus prieki turim. Prizuminsiu. Einam kavytės atsigert. Žmonelė, va čia kažkur... Sakė, kavos nupirksim. Čia kažkur kiša galva. Nekiš, čia nekiš. Tai va. Taip ir gyvenam. Parodysim, va. Kaip miestas juda antradienio vakarą, turistai kaip griauna Reikjaviką. Žiūrėkit, kaip mes griaunam. Mes tai griaunam ne nuo svorio, plytelės lūžta. Nuo tavo nebent, man tai viskas normaliai. Tai va, žiūrėkit dabar, pagrindinė gatvė. Ilga vegur. Mes einam atsigersim kavytės, o jūs pavydėkit pavydoliai. O tai va. Lampčiops. Lampčiops. Eismas. Mašina važiuoja, mažulė. Klauso Muzono. Muzono važiuojatės. Tai va, čia šiaip pėstieji vaikšto. Mašinos nelabai turėtų važiuoti, bet... Čia gal pristatomosios pagažinai. Čia yra suvenyrai. Čia yra babajai. Ne babai čia buvo. Ai. Tai va. Pažiūrėkit, kokios meškos, kol aš jums neparodžiu. Matot? Gražuolės. Wow. Dabar žiūrėkit, kitą mešką parodysiu. Va. Aš esu mačius tavo baltą mešką. Tik jau nereikia. Nu, pavyzdžiui, šitas krosanas 10 eurų kainuoja. Va, krosaniukas 10 eurų kainuoja. Pyragiukas irgi vienas. Kokios kažkaip. 4, žinai, kiek kainuoja? 4-3 Šitas kainuoja 5. 5 eurus, virš 5. Sumuštinis apvilktas šokolado kažkoks 7, o 6 su centais. Žodžiu. O kava? Kava irgi. Červonsas. Didelė červonsas, maža 8. Tai va, čia savo kavytės turi pardavinėję, pupelės. Bons atsirado jau. Kai čia filtrais, čia aparatą. Kur Sibir, no sugar. Viskas. Old lava, pažiūrėkite. Visokios kavytės. Šiaip labai skanios pupelės, todėl čia ir geriam tą kavytę. Ir turi, žinoma, arbatos. Visokiausių mangų, kokį norit, English breakfast. Nu ir kainos atitinkamai, aišku. 10-15 eurų. Šitas kokia 17, 12 eurų jo. Nu tai Lietuvoje už panašiai kainuoja. Žodžiu, mes apsidūrėm, pasiėmėm kavos, bet kai pasiėmėm, pasakė, kad jie jau užsidarė ir mums dės įsinešimų. Tai eisim pasivaikščioti, o ką daryti?
Na, jis kitur pasėdėtum. Žodžiu, va, išėjom su kava. Oi, atsisės nepavyko. Nu, bet ką darysi, tai va, ėjom pažiūrėsim miestą. Jeigu patinka tokio pobūdžio video, tai galime kažką daugiau padaryti apie maistą, apie kainas, apie parduotuvės, apie beleką. Parašykit komentarą, šiaip čia žiauriai skanus ledai, jeigu atvarysit. Kaip čia pala, gelatatau. Gelatatau, žaročiai. Tai čia pigus ir skanus ledai. Tai jau. Ja. Jeigu norite gerą barą centre, tai va, Lebovskis. Super duper. Tik tai brangus kokteiliai, €1. Brangus kokteiliai. Bet šiaip va, rekomenduojam. Skanu. Bet matai, kiek ten žmonių. Tai va, mes lėtų žingsneliu pasivaikštum, o čia kokia žiegalėje. Buvai čia kad nors? O, iškart skersvėjus. Šiaip oras tai nei šilta, nei šalta, vėjas pučia. Ročiai. Bet dabar kavytės iš vidaus, tai taip apšilę biškį. Ne tik kavytės reikia iš vidaus, tada Na, jau va, užėjom į kažkokį skersgatvį. Širdelė va. Kažkur čia nueis. Street foodas. Yeah, of course. Tai biškį pafotinsiu nuo kavo. Kai paprašė, kai visada, kad nufotkintų. Tai va. Ai, dar toksai įspėjimas. Tai jeigu vaikštot va pagrindiniam gatvėm Reikjavik ir toliau, tai pasaugokit savo tašės, rankinukus, piniginės, laikrodžius, nes labai daug privažiavę yra visokiausių žmogeliukų, kurie mėgsta viską pyzdinti ir nuiminėti nuo jūsų rankų tašių ir leisti parduotuvėse blet už jūsų pinigus. Tai būkit labai atsargus, prisižiūrėkit savo daiktus. O jeigu iš jūsų nupyzdins daiktą, reiškia neatsargus buvot. Tai tada jau jūsų kaltė, nes įspėjimą daviau, a policija irgi davė įspėjimus. Tai va, a žmona eina į Taigerį, bet uždarytas. A, ir dar įspėjimas, viskas dirba iki 6. Tai jau susisukit kažkaip anksčiau. Nes beveik viskas uždaryta. O tak. Čia dar yra ledo. Ne, dar čia yra ledo baras kažkur. Netoli čia. Kur užeini, tave apvilka tokiu rūbų šiltų. Va, šitas baras yra labai geras, labai skanus alus, būna visokių skonių, mandarinų. Na, čia panašiai kaip yra alynas koks ir taip toliau. Ten šitokas vat užeina, tai visokiausių skonių islandiškas alus. Čia bravoro grinai, ne? Taip. Šiaip labai skanus. Čia yra kalėdinė parduotuvė, kuri dirba visus metus. Galite nusipirkti šūdukų. Kalėdinių šūdeliukų visokiausių. Va, ateisiu arčiau prie lango parodysiu. O nori tai pamatyti. Tai va. Visokiausių. Elfai. Žodžiu, įdomi parduotuvė, bet aišku irgi nedirba. Matot, darbo laikas iki 6. Visada, viskas iki 6. O šitas iki 7. O, čia suvenyrų parduotuvė. Jeigu norėsite draugai skaniai pavalgyti pačiam centre nesveiko maisto, tai yra, čia vat kampe tai bus pavadinimas, čia Rosita eina pažiūrėti, kas prie meniu, bet ne, mes ne čia žiūrim, čia vadinasi, matai va, žiūrėkit, Sara kebab, yra ant kampo, einant tiesiai prie galo, afigienos bulvytės su padažais. Picos irgi tokios, na, bet kebabai skanus, švarmos skanios, pitos skanios,
Žodžiu, išbandyta, patvirtinta. Tikrai neapsimoka eiti su bėju, mokėti po 25 eurus už sumuštinį, kai galite sumokėti červoncą už kebabą ir gauti gerą skonį. Arba tų pačių bulvyčių su padažu ten visokiais čiūdais. Ieškau, kur dingo mano žmona. O čia. Okay. Pasakoju apie Sarą kebabus, ar skanu? Labai skanu. Ta bulvytė su tuo, su dviem padažiukais. Su česnakinis kažkoks ir tas aštrus toks. Aštrus toks raudonas. Rūkščiai aštrus, žiūri gerai. Lemba, net užsimaniau. Nu. Tai va. Vakarinė, kaip ir aiškiau. Kaip ir nusimata. Žiūrėk, kebab Sarą girdi iš karto. Nu, tai aš jau rodžiau čia mūsų YouTube kolegom. O, biški vėsų, kabinsiu kaklą. Eisiu pasikabinti. Tai va. Ai, tai sugalvom su žmona, sakom, einam į pasižmonėt biški. Žiūrėkit. Hello. My name is Penguin. Va, papušalai. Kainas va. Štulka eurų. Žiūrėk, šitas norėčiau žieduką. O, šitą žieduką? Nefilmuok. Štulka eurų. Ten yra arba, kalnas. O čia yra teismas. Čia? Jop. O čia. Čia dažniausiai lietuvius išveda. Su rakintom rankom. Ir deportuoja, blėt. Nu, yra albanų visokių, venesoliečių, visokių pabiški. Bet iš čia dažnai išveda. O va čia turim Sbarro. New York City pizza. Šiaip aфигeno skonio. Ar pizza pirksit kainuos ten 3 kronų, 2 eurų. Ar gabaliukas kainuos 10 eurų. Bet, nu nesigailėsit, realiai. Realiai nesigailėsit. Jeigu degaliniai būsit, stosit ir galvosit, ką imti, ar dešrainį už 900 kronų, ar pizzą, taip pat arčiau pizzos gabaliuką už 10 eurų, nes ir pajausit skonį, kas nebuvo, New York nevalgė, ir užteks jo. Hello, papagena. Dar turim va šopą, 10-11, nedaug čia jų likę yra, nes perpirko frančizę ir pasivadino visaip ten Express Market, Express 24 ir taip toliau. Tai jeigu va čia va, norit va, kaip Tailande va, 10-11, bum, tik islandiškom kainom, ten 7-11. Nu, va, Sbarro piculės matot. O, šis food hallas mūsų. Food hallas. Čia šiaip geras, fainas dalykas. Yra ir čia, kur mes dabar esame, ir kitoj vietoj. Vadinasi Food Hall, jeigu įsivesime, tai einat į vidų ir yra labai daug restoranų, kavinių, burgeriai, picos, sušiai visokie, makaronai, žuvies ir visi skirtingi restoranai, ir kuriam norit įsirenkat, nu ir sėda tenais tada prie bet kurio. Kainam čia į parkeltą, prie bet kurio staliuko atsisėdat ir galit valgyti. Ir šiaip labai geros kainos. Tikrai nenusiskausminsit savęs, kaip sakyti. Bet jeigu išeisit į šitą restoraną, jau arba į šitą, tai jau biškį nusiskausminsit. Bet jau jūsų pasirinkimas. Jeigu jūs nesat brauk, tokie kaip mes, tai jūs galite ir išeiti. Šiaip, nu va, kainos, nu ką, pizza, va, 24 eurai. 30 eurų. Na, žodžiu, 3 žmonėm pavalgyti be 100 pem. Sunkiai. Na, va šitas kiemelis čia, oi, atsisukau save, va, yra žiauriai populiar vasarą, čia nebūna vietos, kur atsisės, čia visur būna soliukai, solai, matot, sudėta, ypač į saulę šviečia, tai viskas, tai va, visi barai būna užimti, bet visur skanus maistas realiai, nu, tai English pubuose, žinot, American baras, va, tai visuose čia esam beveik, visur skanus maistas, o OG version eina po dešinę. Tai visur skanus maistas ir gėrimai ir kainos geros. Ir pažiūrėkit, koks čia yra parkelis, vasarą čia galima pasėdėti. Ir taip toliau sukryvau vaizdą, bet nieko. Tai va,
Pažiūrėkit, kaip veidelį pritraukia mano. Atitrauksiu biškį, nes tragiškai. Tai va, ir čia dažniausiai būna palestiniečių protestai visokie. Ten kas tik nori, jau nebėra. Čia su žmona einam va. Turiu tokią palei šoną. Ai, čia dar yra, žinot kas? Va čia jeigu aukščiau pažiūrėsit. Baras ant stogo. Stogas ant baro, ne, pala. Baras, žodžiu, užvarot į viršų ir sėdit ir žiūrit. Baras ant stogo, grožtės vaizdu. Ant kiekvieno baro stogas yra, ne? Ir grožtės vaizdu, ir savo mėgaujatės. Ir vat jums atsiveria va toks nuostabus vaizdas. Kranas, įbanas ir strojkės. Tai va. O čia mus traukia vėjas, greičiausiai sirgsim. Bet va. Tokie vaizdai. Tai ką. O mes suksimės ir pizdinsim atgal greičiausiai. Kažkur kažką. O čia yra, matot, hummus chicken. Čia jau arabiškai jaučiu, ne? Mandijų. Artimųjų rytų, tolimųjų rytų. Vatos bulvytės. Nuostabaus skonio. Net dabar žinau tą burnoj kaip dvelkia. Nedvelkia. Žodžiu skanu. Ir čia vat irgi visur, kur beeisit ratu. Sur kavinė ant kavinės. Čia gali va šišos parūkyt, ten hašišos. Čia irgi populiarus baras, nežinau kodėl, bet daug žmonių būna. Nei buvę, nei valgę, nei girdėję. Na ir čia vat, aišku, dešrainiukai tie, kaip sakiau, visokie sumuštinukai. Bet jau apsimokiau savo pasidaryti, nes, nu, skonio, nesat niekada ragavę, tai galite pabandyti, bet šiaip tai tolko jokio. Brangu, nėra labai skanu ir nėra sotu. Tai va. Nu tai va, mes keliaujame atgal ir dabar suksime į dešinę. Ir priešais mus atsiveria bažnyčia. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Nu ne čia, ta prasme. Čia labai daug žmonių visada būna. Mėgstinukų galite nusipirkti po 3000 eurų jaučiu. Bet, va, tiesiai, o čia matas, matai, kokia graži Reikjaviko bažnyčia. Va taip, ten galite, pamiršom pasakyti, užeit į bažnyčią, pasikelt mokamai, sumokėti pinigėlį, ten užvaryti viršų. Tik turi būti geras oras, nes jeigu blogas, tai rūkas ir nieko nesimato. Tai va, geras oras, susimokat pinigėlį, užlipat, pasidžiaugiat, pasifotkinat ir smagiai eina toliau. O mes judam link mašinos, nes jau išpūtė galvos, smegenys, o ko čia aš taip arti? Palauk. Tai va, žmonelė irgi jau visa supusta. Pasakyk, ką nors žmonėm. Nu tai jinai čiutkojas velka, žinokit, aš jau nebegaliu. Aš vyresnė negu tu biškį, man sakiau. Biškį vyresnė negu aš, jau jai. Man viskas. Pažiūrėkit, o plaukus bliūdeliu atrodo. Jeigu žinai, ko tu nori. O panašiai atrodo. Tai va, varom mašinėlę. Nes šiaip jau, žinokit, šalta iš tikrųjų, biškį vėsu. Tai va, mes jau einam link mašinytės. Ir ką norėjau pasakyti, kad jeigu norite geros aikštelės, tai va čia matot bažnyčia yra tiesiai, po dešinę pusę yra aikštelė. Atvažiuojant ten nuo miesto, jums irgi bus po dešinę. Jeigu svesmės bažnyčia priklauso per kurią pusę vesą, bet nesmė. Vis tiek važiuosit ir šitą aikštelę dažniausiai būna daug vietų. Jinai yra nebrangi ir labai patogi. Pasistatot ir apeinat visą senamiestį, kas jums patinka, kas jums norit. Susimokat va. Su parka appsu. Apsimokat, viskas telefone ir savo. Važiuojat. O mes... Čia žiūrėjai, tu būtum kunigaikštis, čia tavo pilis būtų. Pažiūrėkit, mano pilį Artūlika. O mes eidame mašinėlę ir lėksim namučių. Tai jeigu patiko tokio pobūdžio video, galim padaryti kažką daugiau, pakomentuokit.
Galim paragauti maisto jums parodyti, galim ką dar galim padaryti. Oi, tai bet ką. Bet ką, žinokit, realiai, bet ką. Šita moteris pasiryžus bet kam, žinokit, tai jūs greičiau galvokit.